Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės dėl viešųjų pirkimų tvarkos pakeitimų. Iš tikrųjų, šiandieninė viešųjų pirkimų tvarka, pagal kurią vadovaujasi vyriausybė arba savivaldybės, kurios perka darbus arba paslaugas, iš esmės išnaudoja žmonės. Nes įmonės dalyvaudamos konkursuose šiandien dažniausiai taupo būtent darbuotojų atlyginimų sąskaitą. Viešųjų pirkimų tarnyba ir vyriausybė turėtų būtent kuo skubiau patikslinti viešųjų pirkimų tvarką tam, kad nebūtų išnaudojami Lietuvos darbuotojai. Viešųjų pirkimų tarnybai siūloma nustatyti pasiūlymuose nurodomų atlyginimų ir paslaugų apmokestinimo minimumo ribą remiantis statistikos departamento duomenimis. Konkursuose dalyvaujančios įmonės negalėtų pateikti mažesnių nei numatytų reglamentuojantis reikalavimai darbų ar paslaugų kainų. Mūsų siūlymas yra labai aiškus – numatyti statistinį tos profesijos atlyginimo vidurkį, kurį apskaito statistikos departamentas. Tai leistų visom įmonėm konkuruoti tarpusavėje lygiomis sąlygomis ir konkuruoti ne darbuotojų atlyginimo sąskaitą, o teikiant geresnius pasiūlymus, geriau organizuojant darbą ir priimant efektyvesnius technologinius sprendimus. O šalia to, jeigu tai netgi nebus padaryta viešųjų pirkimų tarnybos, tai Vilniaus miesto savivaldybė tai galėtų daryti ir pati, nes įstatymai leistų jai ir pačiai įtraukti tokias sąlygas, perkant paslaugas arba darbus.